27 užduotis, per kuriuos funkcijos x kart x minus 4 pakelta kubu, taškus, nubrėžtos liestinės yra lygiagrečios su OX ašimi. Suprantame, kad jeigu yra klausimas apie liestines, tai mes turim kažkokį tai grafiką, kurio net neįsivaizduojam išvaizdos, jis gali atrodyti kažkaip, kad ir taip, ar ta. Ir liestinės norėtumėm, kad būtų lygiagrečios x ašiai. Na, tai galėtų būti kažkokia tokia liestinės, ar ne? Būtinai jos turėtų būti lygiagrečios. Apskritai, kai pamatom, kad užduotis kalba apie liestines, jau turėtų prikipti mintis, kad reikės kažką daryti su išvestinėmis. Tai taip ir bus, tik dabar pagalvokim, kodėl. Mes, kai turime funkciją, čia ne išvestinė, o tiesiog funkcija. Tai mes matom, kad pavyzdžiui, štai šiame intervale, štai šiame taip, mūsų funkcija juda štai taip, jinai juda žemyn. Na, tai jeigu jinai juda žemyn ir taip, gana stipriai, tai mes tikėtumėmės, kad jos išvestinė būtų neigiama. Mažesnė už 0 ten gerokai, ar ne? Štai čia jinai irgi būtų neigiama, nes jinai lygiai taip pat juda funkcija žemyn, bet jau tikrai ne taip statmenai, negu kad štai šiame intervale. O štai šiame intervale, tiksliau viename taške, kur yra šitos, dabar sakykime, menamos parabolės viršūnė, tai mes suprantam, kad jos greitis taške bus štai toks. Tai jeigu jis būna toksai, tai mes sakom, nėra ta mūsų funkcija tuome taške nei nuožulni, nei kažkokia tai kylanti, tai vadinasi, funkcijos greitis bus lygus 0. Tai mes, kitaip sakant, norime surasti tuos taškus, tuos x-us, kuriuose ta išvestinė būtų lygi 0. Nes tuose x-uose, įsistačius vadinasi tokius x-us, ta liestinė būtų lygiagreti. Nes kaip išvestinė eina štai taip, ar ne, tai taip ir tame taškelyje tokia liestinė eitų būtent tokia kryptimi. Tai ir viskas, tai mums reikia dabar tą paimti grafiką, ne grafiką, o jo lygtį, ir pirmiausiai išsireikšti, kam lygi išvestinė yra. Pirmiausia, reikėtų pastebėti, kad mes dabar turime daugybos veiksmą tarp atskirų funkcijų, tai turėtumėm naudoti tada tą taisyklę. Tai pirmiausia, apskaičiuosime x išvestinę, padauginsime iš x minus 4 pakelto kubu, toliau rašome pliusą, x paliekame ir dabar jau skaičiuosime x minus 4 kubo išvestinę. Tai čia dabar x išvestinė lygi yra vienetui, tai jo galime net nerašyti, bus viskas tiesiog, kas yra skliausteliuose. O čia dabar x taip pat parašysime, dabar šitą išvestinę, kurią mes turime, tai jos išvestinė bus kaip ir bet kokios paprastos funkcijos, čia yra sudėtinė, bet kadangi mes dauginom, pritaikėm daugybos taisyklę, tai nebereikia galvoti, kad čia vėl yra sudėtinė, vadinasi, funkcija ir išvestinė reikės skaičiuoti pagal sudėtinės funkcijos išvestinės taikymą. Tai tiesiog paimame, perkeliame tą trejetą, parašėme savo dėmenį toks, koks jisai ir buvo, ir tą rodiklį sumažinime vienetui. Ir viskas. Tai kas čia dabar yra? Truputį dar pasigražinkime dėl gražaus vaizdo savo funkciją. Ir atrodo, nėra ką čia daugiau daryti. Čia kažkoks kubas, čia kvadratas. Bet iš tikrųjų, matydami, kad šita ir šita vieta, šitie skliausteliai yra vienodi, galim pagalvoti, ar nebus taip, kad galėtumėm pritaikyti bendro dauginamojo išsikėlimą prieš skliaustus taisyklės. Kodėl? Dėl to, kad turbūt sutiksit, kad x minus 4 kvadratu kart kiti skliausteliai x minus 4, juk yra tas pats, kas skliausteliuose x minus 4 apskliausta kubu. Tai išsikėlėm bendrą dauginamąjį, žiūrim, ką turim toliau. Matom, kad šis ir šis skaičius, nepaisant to, kad čia yra kažkoks masyvus skliaustelis, bet šitas skaičius yra vienodas, tai kitaip sakant, čia daugybą, vadinasi, mes galim jį išsikelti kaip bendrą dauginamąjį prieš skliaustus. Tai taip ir padarykim. Parašykime x minus 4, apskliaustą kvadratu, dedam skliaustus, čia liko x minus 4, pridedame likusius 3 x. Skaičiuojame toliau.
x minus 4 apskliausta kvadratu, čia dabar x yra sudedami, galime sakyti, kad yra 4x minus 4, viskas. Na, tai ilgas kelias, bet mes apskaičiavome, kam yra lygi šitos funkcijos išvestinė. Dabar mesgi norime tų taškų, su kuriais išvestinė, arba kitaip liestinė, būtų lygi 0. Tadagi bus mūsų išvestinė lygiai greti su x ašimi. Tai mes paimam tą funkciją dabar ir išvestinę, prisilyginsim 0. Ir kaip gerai, pažiūrėkit, yra sandauga, kuri yra lygi 0. Tai vadinasi, tiek vienas dauginamasis, tiek kitas dauginamasis, norint iš sandaugos gauti 0, turėtų būti lygus 0. Tai iš pirmos lyties išplaukai, kad x minus 4 apskliausta kvadratu yra lygu 0. Greitai išsisprendžiam, tai čia galime tą kvadratą nebekreip dėmesio, nes vadinasi skliausteliuose vienaip ar kitaip yra 0. Na ir matome, kad x pas mus bus tiesiog 4. Iš šitos lyties dabar 4x minus 4 taip pat rašom, kad lygu 0. Na tai čia galime mintinai pamatyti, kad x yra vienetas. Tai mes dabar gavome x'us, o užduotis klausia apie taškus. Tai mes dabar turime tuos taškus. Mums net nereikėjo jokios lygties liestinės skaičiuoti dėl to, kad klausia tik apie taškus. Bet tašką sudaro x ir y. Tai mes turim, kad yra kažkokia tai mūsų funkcija, matomai jos kažkokios tai čia viršūnės yra prie vieneto ir prie 4, kalbant apie x-us. Ir mums dabar reikės y. Tai pažiūrėsim, ar aš čia gerai eskizą tą nupaišiau, gal kažkas panašaus, gal ir ne tai bus. Bet funkcija turėjo savo lygtį. Tai mums ką belieka padaryti? Belieka įsistatyti pradžiai vieną x, o po to kitą. Taip, tai įsistatykime pirmiausiai pirmą x, tai būtų 4, 4 minus 4 kubu, atsakymas yra 0. Na, tai mes turime pirmąjį tašką, ne vienas, o 4 ir 0. Ir turėsime kitą tašką, dabar į y įsistatome vienetą, tai būtų vienetas, toliau eina 1 minus 4 apskliausta kubu, tai vienetas nieko nepadaro, 1 minus 4 yra minus 3, o minus 3 kubu būtų minus 27. Vadinasi, mes turime kitą tašką, tai vadinasi minus 27, kabletiškis, netai parašiau, čia y bus, čia x įsistatėm vienetą, tai vienetas ir kabletiškis minus 27. Tai vadinasi, per kuriuos funkcijos taškus nubrėžtos liestinės yra lygiai grečios, o x ašimi, tai per tokį ir per tokį tašką. Tai vadinasi, aš nebuvau visai teisi piešdama šitaip grafiko. Kodėl? Dėl to, kad mes, kai turime vienetą, taip, tai kaip tik turime tokią neįgiamą kažkokią prasme, o ten, vadinasi, turėsime teigiamą. Kai 4, net ne taip atrodo grafikas, dar truputėlį galiu netgi pataisyti. Tai kažkaip taip ten, kai vienetas, tai mes turime labai labai neįgiamą y, o kai 4 tai 0. Tai kažkaip taip mūsų grafikas atrodo. Įkelsiu iš Desmos paveiksliuko, kaip tikrai ta funkcija atrodo, kad būtų viskas aišku. Tai Desmos appsą įkėliau, vadinasi, šitą funkciją ir ji man parodė štai tokią išvaizdą. Na, tai mes esam teisūs dėl to taško, kur yra 1 ir minus 27. Na, be grafiko paišymo arba netgi pasitikrinimo su lentele, vadinasi, kokios tos gali būti reikšmės esant prie tų taškų. Šiaip tai čia turbūt reikėtų išmesti šitą atsakymą iš teisingų, bet kadangi 12-11, apskritai 12 klasiai, nežinau, šiaip tai yra pateikti atsakymuose abu du variantai kaip teisingi, bet sakyčiau, jeigu taip iš teorinio lygmens, tai tada teisingas yra tik vienas, tai reiškia 1 ir minus 27. O kaip, pavyzdžiui, patikrinti be jokių ten programų? Na, tai galėtumėm pasirašyti lenteles ir pasirašyti, kokie gaunasi tie taškai. Jeigu mes gavom x yra 4, tai būtų visai smagu pasimti gretimus taškus. 4, 3 ir 5. Mes žinome, kad su ketvirtu yra 0. Aš tą tašką įsidėjau. Štai šitas, 1 ir minus 27, taip. Tai čia mums būtų viskas labai gerai, y šitaip, x būna 1, tada yra minus 27, tada kokį nors dvetą paimtumėm ir 0. Ir pasižiūrėsim, kad tie taškai turbūt čia kažkur ir bus tokie, daug gražesni. Kai 0 įsidedame į šitą lygtį,
Tai vis tiek gaunasi 0, na mes tokį ir tašką turime, vadinasi, kol kas mūsų kryptis yra štai tokia, na 0, tada minus 27 prie vieneto ir dabar žiūrime, kas bus su dvejetu. Tai 2 minus 4 kubo, tai čia bus 2 minus 2 kubu, yra minus 8 kart 2, tai būtų čia gerai gaunasi? Gerai. Minus 8 kart 2 yra minus 16. Na tai gerai, minus 16, iš tikrųjų tą grafikę matome, kad tikrai bus kažkur va čianais taškas, tai matome vis tiek, kad einame teigiamin, nors ir turime neigiamą atsakymą, vis tiek einame teigiamin. Na tai tikrai galime tokiame taške turėti liestinę. O pavyzdžiui, kaip ten dabar turėjome su tuo 4 ir 0, tai vėlgi galim čia lentelę pasirašyti. X, Y, ar ne, tai dabar ketvirtas, sakykime, yra per vidurį ir mes norime pažiūrėti, kaip ten eina tos šakos iš kairės ir iš dešinės. Tai paimam gretimus skaičius, tai dabar kai ketvirtas, tai žinome, kad yra 0y, dabar įsistatykime į mūsų lygtį trejetą, tai būtų 3 minus 4 trečioji, tai čia būtų 3 minus 4 minus 1, tai minus 3. Na tai mes matome, kad mūsų grafikas kol kas eina štai taip, nes buvo minus 3y, tada jisai patapo 0 einant toliau. Ir pažiūrime, kas bus prie 5, tai 5 minus 4 kubu, gaunasi 5 minus 4 yra 1, tai tiesiog 5, tai eina toliau teigiamin. Na tai mes tokiame taške liestinės turbūt va tokios lygiai grečios neturėtumėm, nes tai būtų ne liestinė, o kirstinė. Tai va čia, sakau, nu čia tokia jau mega, sakykime, sunkesnė yra užduotis. Čia jau tas patikrinimas mano, tai sakykime, jau aukštesnėme lygiai yra. Vat įdomu, tikriausiai per egzaminų tokios užduoties nebūtų, bet čia gal net pastaba būtų sudarinėtojams uždavinių, kad, nu, arba tada nereikia tokių duoti uždavinių ir pateikinėti atsakymų 2 kaip teisingų, nes atsakymuose pateiktas kaip šitas ir šitas atsakymai teisingi, bet mes matom, kad realybėje taip net nėra. Tikiuosi, kad užduotis patiko, nes man tai labai patiko. Viskas.